Sveiki visi, kurie žiūri šitą įrašą, sveiki tie, kurie domitės grupinė terapija, studijomis, grupinės terapijos studijomis, lygiai taip pat kaip darbo su organizacijomis studijomis. Mano vardas yra Valentas Neviera, aš esu vienas iš darbo su suaugusiųjų grupėmis programos mokytojų ir džiaugiuosi, kad su manim šiandien čia yra dar pora mokytojų. Milda ir Birutė, tuoj aš leisiu jom pačiom prisistatyti, bet įžangai tiesiog pasakysiu, kad šiandien mes čia susirinkom papasakoti apie Vilniaus universiteto ir Lietuvos grupinės analizės draugijos organizuojamas studijas būsimiems grupių psichoterapeutams ir tiems, kurie organizacijose nori sėkmingiau dirbti su grupėmis, su žmonėmis ir taip toliau. Tai pradėkime nuo trumpų prisistatymų. Birutė, ką nori apie save papasakoti tiem, kurie mus šiandien žiūri? Labą dieną, aš esu Birutė Švedaitė-Sakalauskė, esu Vilniaus universiteto docentė, esu grupių psichoterapeutė, grupių analitikė ir esu šitos programos grupinės psichoterapijos programos viena iš mokytojų. Ačiū, Milda. Sveiki ir ačiū Valentai, labas Birutė ir labas Valentai. Aš esu Milda Utukaitė, aš taip pat esu programos mokytoja ir supervizorė. Aš esu organizacijų psichologė. Manau, kad esu tikrai didelė organizacijų fanė ir darbo su grupėmis organizacijose fanė. O dar esu galvoju, kadangi kalbam apie programas, tai aš esu pirmos laidos darbo su suaugusių grupėmis organizacijoje absolventė. Tai kažkaip taip jaučiu, kad galiu ir tą pasakyti ir man atrodo, čia visai svarbu. Taip, iš ties, mes visi esame čia absolventai tų programų, net galim kalbėti ir iš buvusių studentų pusės, kaip buvo studentai, kaip alumniai programos ir taip pat kaip mokytojai šiuo metu. Ir tikslas šiandien yra pristatyti abi tas programas, pakalbėti apie tai, kas jas vienyje, o vienyje iš esmės psichodinaminis požiūris į grupės, į darbą su grupėm, o skiriasi tik tai, kokioms auditorijoms šitos programos yra taikomos. Viena programa yra skirta būtent būsimiems psichoterapeutams, kita, kaip jau minėjom, tiems, kurie su grupėmis dirba organizacijose. Bet pradėti aš gal kviesčiau nuo to, kad apskritai truputį pristatykim tiem, kurie mus čia stebi, kas yra ta grupinė psichoterapija, kaip ji vyksta, kuo ji skiriasi nuo individualios terapijos, tai Birutė gal galėtum šiek tiek praplėsti. Gerai, truputėlį praplėsiu. Tai individualioji psichoterapija yra diadinis ryšys, yra dviejų žmonių santykis, terapeuto, terapeutės arba ir kliento, klientės ar paciento, pacientės. Tuo tarpu grupiniai psichoterapijai yra 8 ar 9 žmonės, tai yra ta vadinama maža psichoterapinė grupė, kurioje yra terapeutas ir tos grupės dalyviai, nariai. Ir jeigu individualioj terapijai mes turim tą vieną diadinį ryšį, tai turim ir vieną perkelimą. Tai grupiniai psichoterapijai jų yra daug. Yra daug tarpusavio santykių, yra daug perkelimų ir dėl to šita terapija yra greitesnė galbūt savo santykių, todėl kad labai didelis intensyvus interakcijų tinklas vyksta. Ir taip pat tai yra efektyvi terapija dėl to, kad irgi labai daug santykių tarpusavio ryšio pasimato pačioj grupėje, pasimato taip pat ir tam tikros kažkokios sunkumai bendravimo, kurie lygiai taip pat veikia ir gyvenime. Tad terapiniam procese jie pasimato akivaizdžiai grupėje ir gali būti perkelti taip pat ir į kiekvieno dalyvės gyvenimą. Aš pristatymę pavartojau tokį žodį psichodinaminis požiūris, terminą tokį. Gal galėtum praplėsti, apie ką yra tai, būtent šita kryptis? Taip, šita ir mūsų mokymų programos yra psichodinaminės pakraipos arba psichodinaminės psichoterapinės mokyklos, taip vadinamos. Tai šitas požiūris remiasi psichoanalitinėmis teorijomis, tai galima sakyti, kad mūsų ištakos, kaip ir visų psichoanalitinių pakraipų mokyklų terapijų, yra pas Zigmundą Freudą. Ir psichodinaminis požiūris reiškia, kad
vidiniai konfliktai žmogaus, nesąmoningi konfliktai, kurie kažkada jo gyvenime yra vykę dažnai gana anksti, turi poveikį, įtaką taip, kaip žmogus gyvena šiandien, jo šiandieniniams galbūt sunkumams, nes žmonės ateina į psichoterapiją, kai jiems yra nelengva, sunku, ateina spręsti tų sunkumų. Tai vat psichodinaminis požiūris labiausiai išsiskiria tuo, kad jisai, kaip ir sakyt, pripažįsta determinaciją, kad tie vidiniai konfliktai, nesąmoningi procesai, kurie yra įvykę žmoguje kažkada anksčiau, turi ryšį su tuo, kaip jis gyvena dabar. Tai čia galbūt yra ta tokia esminė prielaida šitos psichoterapijos. Ir galvoju, gal dar trumpai galim klausytojam papasakoti apie ištakas šitos programos arba istoriją čia Lietuvoje. Kaip jinai atsirado, kiek metų programa skaičiuoja? Taip, iš tiesų įspūdingas jau laikas yra nutekėjęs, 30 metų mes šiemet švenčiam. Ir aišku, kad visos psichoterapinės mokyklos Lietuvoje yra susijusios su Lietuvos laisve, su nepriklausomybe. Ir kai jos galėjo ateiti iš vakarų pasaulio, tai prieš 30 metų šitą programą pradėjo pas mus norvegų kolegos, Oslo grupinės analizės instituto mokytojai. Jie ją atvežė ir jinai labai sėkmingai čia įsišaknijo Lietuvoje ir štai 30 metų gyvuoja dabar jau Vilniaus universiteto ir Lietuvos grupinės analizės draugijos jėgomis, pastangomis, užauginta stipri programa vienijanti didelę grupinės analizės terapeutų bendruomenę. Šiuo metu draugijoje yra virš 80 narių. Tai tokia ta mūsų istorija, jeigu trumpai. Ačiū. Galvoju, tikriausiai tikrai daugiau negu 80 absolventų. Tai pabandžiau per 30 metų, matyt, gerokai virš 100 yra baigę programą. Tai gal dabar ir nerkim šiek tiek į pačią programą, į studijas, į tai, kas gali studijuoti. Gal pradėkim nuo to, tai kokiem žmonėm, kokiem specialistam būtent yra psichodinaminės grupių psichoterapijos programa. Taip, tai kadangi šita programa ruošia būsimuosius grupių terapeutus ir terapeutes, tai aišku visų pirma, tai yra tiem žmonėm, kurie nori dirbti šitą darbą, kurie nori įgyti šitą profesiją, kurie nori padėti žmonėms per terapinius procesus. Bet aišku, kadangi tai yra terapinė veikla, tai yra ir tam tikras apribojimas, tai į programą yra priimami, gali pretenduoti asmenys, kurie jau yra pabaigę aukštąjį mokslą, turi magistro laipsnius, tai yra psichologijos magistrai, socialinio darbo magistrai, slaugos mokslų magistrai arba gydytojai, kurie jau yra pabaigę medicinos studijas. Tai šitos 4 profesijos ir tam tikri akademiniai laipsniai, jeigu žmonės juos turi, jie gali pretenduoti šitą programą. O kalbant apie asmeninės savybės, kokie tai turėtų būti žmonės, ką turėtų apsvarstyti prieš aplikuodami programą? Tai kaip ir minėjau, visų pirma, tai tikrai didelė motyvacija dirbti kaip psichoterapeutai ar psichoterapeutėms. O kitas toks dalykas, man atrodo, tai tiesiog reikia atsinešti smalsumą žmogaus gyvenimui ir didelį smalsumą grupių pasauliui, kuris tikrai yra labai labai įdomus. Apie tą grupių pasaulį ir pačias studijas, gal gali tada papasakot, kaip jos vyksta, kokios patirties studentai įgyja pačių studijų metu? Tai grupinės psichoterapijos studijos vyksta 4 metus, tai yra 5 blokai per metus, nuo ketvirtadienio ryto iki šeštadienio vakaro. Tai yra tokias 15 intensyvių dienų per metus ir per tas 15 dienų įvyksta 4 tokių, galima sakyti, rūšių veiklos, kurios tikrai tarpusavyje integruojasi. Tai yra teorinės studijos, paskaitos, seminarai, tai yra
asmeninis patyrimas grupėse, mažosiose terapinėse grupėse ir didžioji terapinėje grupėje. Taigi reikia būti pasiruošus tokiam tikrai asmeniniam augimui per terapinius procesus. Tai yra supervizijos, bet tos supervizijos dar siejasi su 4 labai svarbia patirties tokia veikla, kad mūsų studentės mokosi per praktiką, per savo pačių praktiką. Kitaip tariant, pas mus jau 3 ir 4 metais studentai turi vesti savo terapinės grupės, kurios yra supervizuojamos profesionalių supervizorių irgi supervizinėse grupėse. Pas mus visas mokymasis vyksta per grupės ir patirtį juose. Tai visos šitos veiklos, jos susisieja tarpusavyje per tas, tokių tikrai intensyvių 15 dienų per metus, per 5 blokus, kurios kiekvienas yra 3 dienos. O kas yra tie dėstytojai programos, iš ko studentai mokosi? Dėstytojai yra grupių analitikai, grupių analitikės. Taip pat turime ir individualios psichodinaminės psichoterapijos specialistų, kurie dėsto tam tikrus dalykus irgi programoje, bet visi yra vienaip ar kitaip tikrai susijęs su terapiniais procesais. Ir kas tikrai labai, man atrodo, šitos programos didelis privalumas, kad mokytojai, dėstytojai yra ne tik dėstytojai, bet jie patys aktyviai praktikuoja terapinį darbą grupėse. Tai tas tikrai, man atrodo, yra didelis privalumas. Na gerai, ir dar 2 klausimus turiu. Tai vienas iš jų yra tai, ką turi studentas padaryti, kad gautų programos baigimo pažymėjimą? Koks yra tas galutinis taškas, kas yra svarbaus? Tai aišku, kad yra, bet kuriuo atveju studijos, kurios reikalauja laiko, reikalauja energijos, kurią reikės skirti, jeigu pasiryžtume studijuoti žmogus, tai bet kuriuo atveju reikės padaryti tam laiko, ne savo gyvenime, ir vesti grupę, ir išpildyti kitus reikalavimus, tai yra ir lankymo, pas mus yra taip gana taip struktūruota, kad iš tiesų yra svarbu dalyvauti, visi blokai vyksta gyvai. Ir taip pat, aišku, reikės skaityti nemažai ir teorinės literatūros. Tai čia yra tokie, turbūt kaip ir visose studijose privalomos dedamosios, kurias yra svarbu išpildyti. O šiaip pabaigoje, jeigu jau sėkmingai yra vesta grupė, tai yra 50 sesijų. Labai yra svarbu irgi čia tam tikri tokie kriterijai, 50 sesijų darbo su grupe, kuri buvo supervizuota, ir yra parašytas baigiamasis darbas iš tos savo patirties. Tai ir ateina ta sėkminga diena, kai yra gaunamas pažymėjimas ir atsiveria galimybė dirbti psichoterapeuto ar terapeutė. Aha, tai tas antras klausimas ir buvo apie tas galimybės. Tai pabaigiau programą, ką galiu daryti, kokie toliau keliai atsiveria? Visą gyvenimą vesti terapinės grupės. Galiu. Ir iš tiesų, atsiveria galimybė taip pat mokytis toliau grupinės analizės studijų programoje. Tai yra dar 2 metai studijų blokuose, tuose pačiuose 5 blokuose po 3 dienas per metus. Ir taip pat paskui dar 1 metai yra skiriami to grupinės analizės baigiamojo darbo rašymui ir jo gynimui iš vestos grupės patirties, iš grupinės analizės grupės patirties. Tai tada jau iš tiesų esi ne tik grupės psichoterapeutas ar terapeutė, bet ir grupių analitikas. Tai galima tada dirbti jau ir su analitinėmis grupėmis. Iš esmės, potencialas yra 6 metai vertingų studijų ir vertingos patirties. Ačiū, Birute. Dar keliaujant prie organizacijų programos, aš taip ją vadinsiu paprastai, sutrumpinant darbą su grupėmis organizacijose. Kokių panašumų ir kokių skirtumų tu įžvelgtum tarp šitų programų? Tai gal
Man atrodo, čia gal nėra prasmės panašumų ir skirtumų, bet man atrodo labai svarbus privalumas ir aš nežinau, ar tu Birute sutiktum su to ar ne, bet mes taip truputį pasakojam atskirai, kad aišku atsiskirtų tos programos, bet man atrodo labai didžiulis privalumas yra, kad abiejų šitų programų studentai, klausytojai labai daug patirčių turi kartu. Ir man atrodo žmonėms, dirbantiems organizacijose, kurie tokio tikrai turi smalsumo tam gyliui, tokiam kitoniškam mąstymui, tokio akiračio praplėtimui, tai yra unikali galimybė iš tikrųjų susitikti su labai skirtingais žmonėmis, iš labai skirtingų kontekstų. Kaip Birutė sakė, tikrai su labai skirtingais interesais, kur ir kas dirba su grupėmis, bet visi dirba vienaip ar kitaip su grupėmis skirtingose vaidmenyse. Tai man atrodo, čia yra begalinis privalumas, kur jau pačiame tame dizaine programų jis yra įskiepytas ir įsiūtas. Galbūt, aišku, skirtumas, jeigu taip galima pasakyti, tai yra tas, kad, kaip Birutė labai gražiai papasakojo, kad vis tiek grupinės psichoterapijos programa yra kaip kvalifikacinė programa, tai yra labai aišku, kad žmonės baigę tą programą gauna psichoterapeuto profesiją, jeigu taip galima sakyti. Tuo tarpu organizacinė programa, man atrodo, gal irgi tuo gali būti labai patraukli tiem, kurie iš tikrųjų žino, kad jie nenori dirbti klinikinio darbo ir jie klinikinio darbo nedirbs. Tačiau tikrai mes turim begalės žmonių, o gal net visus žmonės, kurie dirba organizacijose, su organizacijomis arba turi kokių nors kitų reikalų su organizacijomis. Ir jiem tikrai gali būti labai smalsu ir naudinga daugiau sužinoti apie jas. Tai mūsų organizacinė programa yra tikrai labai taikomojo pobūdžio. Jinai tikrai turi labai plačius vartus, galvojant apie tai, ką mes kviečiam, nes mes kviečiam žmonės, kurie turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet kokį, ar ne, bet mums labai svarbus yra jau tas praktinis patirtinis momentas, kad atėję klausytojai jau turi turėti bet kokioms grupėms vadovaujančios patirties. Tai toks yra mūsų kriterijus pagrindinis ir turbūt čia, jeigu kas nors sakytų, tai kodėl taip reikia, tai reikia todėl, kad nevesdamas grupių niekaip jų vesti neišmoksi. Tai čia turbūt toksai argumentas, bet vaidmenų prasme tikrai mes kviečiam ir tuos, kurie formaliai vadovauja grupėm, ir tuos, kurie vadovauja kažkokiam projektam ar komandom. Tai neturi būtinai būti žmonės užimantis vadovaujančius vaidmenis, bet jie turi turėti kažkokią atsakomybę už grupės. Bet mes iš esmės, atsiprašau, kad pertraukiu, bet mes iš esmės vis tiek kalbam matyti apie tokias, kaip darbinės grupės, ar ne? Taip, be abejo. Ne sporto klube užsiėmimus, ne sporto grupės, pavyzdžiui, ne? Tai ir taip ir norisi paklausti, iš tikrųjų, vedant prie to, prie tų darbinių grupių ir darbo grupėse, tai kokia vis dėlto nauda iš tų studijų tavo akimis, kodėl kažkam reikėtų mokytis dirbti su grupėm organizacijose? Nes gali atrodyti, kad tai tiesiog natūralu, ateini organizacija arba grupė dirba. Man tai atrodo, kad čia, galima per tokį pakrapštyti, man atrodo, skausmą, kurį aš įsivaizduoju, kiekvienas gali kažkaip atrasti savo patirtį. Tai man atrodo, pakrapštyti galima tokį klausimą, ar tikrai nėra niekada jums buvę, kad viską labai tvarkingai darot, bet vis tiek gaunasi ne taip, kaip norit, kai dirbat su grupėm. Tai man atrodo labai tokia svarbi motyvacija gali būti arba kodėl gali norėti. Tai tikrai žmonės, kurie jau dabar dirba sėkmingai su grupėmis, čia juk nekalbam apie kažkaip tai, kad nesėkmių vedami turi žmonės ateiti, bet labai, man atrodo, ateina toks momentas daugelio žmonių, kurie dirba organizacijose karjeroje, kur tikrai norisi suprasti daugiau, ar ne? Ir organizacijose paprastai mes turim tokius, man atrodo, mechanistinius truputėlį, metodus, kaip mes dirbam. Mes įsivaizduojam, kad yra kažkokie žingsniai, metodai, ten receptai, pasakysim, padarys, nepadarys, nubausim, čia taip perkeltinė prasme kalbu, ar ne?
Bet jeigu mes tikrai norim kažkaip tai įsitraukti, ar ne, ir motyvuoti tas komandas, ir tikrai kažkaip tai padaryti, kad mūsų tos komandos, darbo grupės būtų labai puikiai dirbančios, tai man atrodo, visi turi tos patirties, kad ten yra kažkokie tai dalykai, kuriuos reikia taip sustatyti darbo prasme, ar ne, kaip užduotis, planai ten ir taip toliau. Bet šitoj programai mes labai daug mokomės ir kalbam, kad kiekviena komanda, darbo grupė visada atlieka ir emocinę užduotį kažkokią tai, ne, ir jinai visada yra. Ir kaip Birutė, tu čia gražiai labai pasakotama apie tas teorinės prielaidas, sakei, apie tas psichodinaminės mokyklos, ne, tokį tikėjimą. Tai mes, kas dirba su organizacijomis ir grupėmis organizacijose, irgi turim panašų tikėjimą, kad kiekviena grupė turi istoriją, ne, jinai turi kažkokius išgyventus konfliktus, išspręstus ar neišspręstus, ir tada jie visame grožyje tenai gyvena, ne, kai mes ten diegiam projektus, keičiam IT sistemas, ar dar ten ką bedarytumėm. Tai man atrodo, kad tie, kas nori giliau suprasti, bet prie viso to aš manau, kad ir tikrai sėkmingiau vadovauti ir geriau jaustis vadovaujančiam vaidmenį. Man atrodo, čia yra labai svarbus momentas ir sykis žmonės tą užjunta, kaip gali tikrai kažkaip tai nebijodamas ar nebijodama eiti neapibrėžtumą, kažkaip būti procese, ne tikrai užmegzti ryšį su žmonėm. Tai sykį tos sakinius užsidedi, kažkaip nusimti nebegali, man atrodo, čia taip nebegalėt matyti, žinai, kai sykis pamatėjai. Tai iš tikrųjų atsakyti visus mano neužduotus klausimus. Norėjau klausti apie tą psichodinaminę požiūrį pasireiškimą šitose studijose, bet man atrodo labai aiškiai pasakyti. Gal tada taip konkrečiai pasakykim, tai kaip šios studijos vyksta, irgi Birutė pasakoja apie blokus, tai ar čia panašiai, ar kažkuo skiriasi? Aš tik, žinai, dar galėčiau gal, Valentai, jeigu tu man leisi, taip, man atrodo, kad organizaciniam kontekste, tai dar mes labai daug kalbam apie tokį psichodinaminį sisteminį požiūrį. Ir man atrodo, tiem, kas dirba organizacijose, čia irgi yra labai įdomus momentas, nes šiuolaikinio organizacijų kompleksiškumas tai tikrai tik didėja, ne, mes jau retoj organizacijoje galim labai lengvai nupaišyti kažkokias struktūras, ne, papasakoti apie veikimo būdus, kompleksiškumas yra žvėriškas. Čia dabar tikrai net suerzinsiu, jeigu pasakysiu čia tą jau tokią, man atrodo, betampančią nuvalkiotą frazę, kad ten nuolatinis, ten stabilumas yra pokyčiai, ne, ten, tas kompleksiškumas tikrai didėja ir ką mes mokomės šitoj programai, tai matyti dalykus sistemiškai, ar ne, tai kas vyksta, kodėl vyksta, ne, ir turbūt šitam požiūriu nieko nėra be priežasties, ar ne, jeigu viena komanda organizacijoje nuolatos ten perdeginėja, tai kažkas yra ir apie visą organizaciją, ne, kodėl taip gali būti. Tai čia, man atrodo, irgi toks, kad kažkaip šiuolaikiniam pasaulyje suprasti dalykus ir gebėti su jais dirbti, man atrodo, čia yra labai toksai ne įrankis, bet tas požiūris labai įgalina. O kaip vyksta, grįžtant prie to klausimo, tai vyksta panašiai, kaip ir sakė Birutė, ir turbūt, ką jau taip tikiuosi aiškiai pasakiau, kad tie blokai ar ne ir tas toksai studijų srautas eina vienu kartu, tai reiškia, kad mokosi studentai tiek tie, kurie mokosi psichoterapijos, tiek tie, kurie mokosi darbo su grupėmis organizacijose. Galbūt, žinoma, teorijos seminarai ir seminarai diskusijos yra atskiri, nes mes skaitom ir nagrinėjom skirtingą teoriją. Supervizijos irgi vyksta šiek tiek kitaip, nes mes tikrai skatinam ir visos programos esmė supervizijose yra atnešti savo profesinę praktiką, ar ne, savo darbą, ką jūs dirbat, kokiom grupėm jūs vadovaujat. Jeigu jūs su grupėmis jau dirbat, jums nereikia ieškoti jokių naujų grupių ir man atrodo, čia net begalinis yra privalumas, kad jūs jau savo dabartiniuose vaidmenyse galit gauti labai reikšmingą pagalbą tiek iš supervizorių, tiek iš savo supervizijų grupės. Mes gal dar Birutė nepaminėjom, ar ne, ir dar vieno formato, kuris yra intervizijos, ar ne, tai programos irgi tikrai dizaine yra, kad studentai bendradarbiauja ir tarpusavyje, tarp tų užsiėmimo blokų ir tikrai jie tam begalės dalykų vieni kitiem duoda. Ir aš dabar taip išduosiu tave, Valentai, bet žinau, kad ten ir net pabaigę jie tęsia, ne, ten, kaip Valentas, žodžiu, jo tikrai užsimezga tokios stiprios profesinės bendruomenės
ir labai susiformuoja stiprus ryšiai. Tai studijos trunka trumpiau, ar ne, darbo su suaugusių grupėmis organizacijose programa trunka 3 metus. Principai yra panašus, mes prašom ir tikrai prašom įvertinti lankomumo galimybės, ar ne, nes labai daug tikrai yra to patirtinio tokio mokymosi, tai, kaip sakant, nepatyrus niekaip neišmoksi, ar ne, tai tikrai reikia ir tos erdvės, kaip Birutė sako, dalyvauti blokuose, tikrai ir skaityti, ar ne, galbūt čia mažiau krūvio, galvojant apie, lyginant su programa psichoterapinė, kad taip kažkaip tai gali tikrai integruoti savo dabartinę profesinę veiklą į programą. Na ir pabaigoj, irgi tikrai studijos baigėsi baigiamuoju tuo darbu, kuris, man atrodo, toks ir būna dar labai kažkoks apvainikuojantis, man atrodo, tą išmokimą, ar ne, tai tikrai mes vadinam tą egzaminu, ar ne, nes mes esam universitete, mes esam formali, stipri universitetinė programa, bet man atrodo, jis yra toks labai apvainikuojantis visą kelionę. Tai turbūt trumpai tie. Aš tik taip patvirtinsiu, ką Milda užsiminė, kad iš tikrųjų šitose studijose užsimezga tokios profesinės draugystės, nežinau, ryšiai, kurie priklauso nuo to, kiek kam reikia, bet gali būti labai ilgai ir veikia kaip puikus, gali veikti, jeigu tik norit, kaip puikus vadovų klubas, kur konfidencialiai galima aptarti tai, kas tuo metu aktualu, net ir pabaigus studijas. Dar aš irgi gal norėjau uždėti akcentą, bet tavo bekalbant keliose vietose užsiminė, bet tas asmeninis patyrimas ir šitoje programai irgi yra lygiai taip pat svarbus. Darbas, dalyvavimas, galbūt net mažosios ir didžioji grupėje vyksta taip pat. Taip, asmeninis patyrimas ir man atrodo, čia aš tikrai taip nemažai dirbu ir su organizacijom, ir su vadovais, ir man atrodo, čia yra irgi labai svarbus elementas, nes mano patirty, tai tikrai turbūt tokius šiuolaikinius gerus vadovus nuo prastesnių, tai nežinia skiria, o toksai skiria iš tikrųjų gebėjimas reflektuoti, suvokti save ir suvokti kontekstą. Ne, ir yra tokių, kurie ten bėga malką skaldo, ne, o yra tokių, kurie iš tikrųjų net pačiose sudėtingiausiose situacijose kažkaip geba vadovauti apjungiančiai, nukreipiančiai tikslą, kažkaip ar ne, išbūnant. Tai ta asmeninė patirtis, man atrodo, yra begaliniai svarbi ir tokiai asmeniniai vadovų brandai, ar ne? Ir kai aš sakau vadovų, tai vėlgi nebūtinai vadovų formalių ar ne organizacijose, bet tų žmonių, kurie prisiema atsakomybę už grupės, nes tai iš tikrųjų yra labai sunkus vaidmuo, ne? Tai yra vaidmuo, kuriame mes visada susiduriam su kažkokiam įtampam. Tai yra vaidmuo, kur tikrai ir sprendžiam tiek savo kažkokius vidinius dalykus, tiek turim kažkaip tai neišbūti su grupių ten sunkumais ir dinamika. Tai tas asmeninis vienareikšmiškai, bet jis man atrodo net, aš net nebejoju, kad jis yra asmeniam gyvenimui, labai daug duoda, bet net galvojant apie tokį profesinį praturtėjimą, man atrodo, čia yra tikrai ypatingai svarbus dėmuo šitos programos. Ar galima sakyti, kad tu čia kalbėjai apie tą pokytį, kuris iš esmės gali įvykti per 3 studijų metus, kad šiek tiek daugiau pamatyti save ir kitus, ar ne, per tą. Taip, ir žinai, ir aš čia dabar taip pašmaikštauti sau leisiu, bet galvoju, ten Birutė apie tos 6 metus sakė, bet čia taip mes truputį gudraujam, Birutė, ar ne, nes ta prasme, tai aš galvoju, čia kai pradeda žmonės mokytis, tai dėja, jie po to supranta, kad mokysis visą gyvenimą. Tai tikrai taip yra, kad per 3 metus, aš manau, labai daug svarbių dalykų atsitinka ir tikrai įžvalgų labai būna skirtingų. Tikrai, ir man atrodo, gal čia ir sunkumas, ar ne, pristatyti šitą programą, nes niekada negali pasakyti, ar ne, ką žmonės išsineš, bet turbūt galima pasakyti, kad greičiausiai išsineš tą, kas svarbiausia, ne, kažkaip tai kiekvienam. Bet tikrai aš galvoju, kad yra taip, kad po 3 metų, iki jau užsidėsite šitos sakinius, tai sunkiau jūs bus nusikrapštyti ir tikrai aš kažkaip įsivaizduoju, kad kažkoks tai godumas ir interesas gerąja prasme liks, ar ne, toliau gilintis, kažkaip skaityti, ieškoti tų bendruomenių, bet jų tikrai yra, ar ne? Ačiū labai, Milda. Tai susitikimo pabaigai aš prašau kiekvienos iš jūsų po vieną priežastį. Tai trumpai, aiškiai, konkrečiai. Tai kodėl reikia ateiti šitas studijas? Todėl, kad tai yra tikrai labai gera investicija į save.
ir į savo profesinį gyvenimą, kuris leis pamatyti dinamikas, kuriuose mes visi verdam, bet verdam nesuprasdami jų, o čia bus galimybė jas dar ir suprasti ir tada kažkaip daug dalykų palengvinti sau. Taip. O man tai kažkoks šauna dabar į galvą, todėl reikia ateiti, kad mano galva čia yra tikrasis mokymasis. Nu, vat suaugusių tikrasis mokymasis, kai niekas nemoko per daug. Tai aišku, čia mes nenusėmam tos atsakomybės, kad mes ruošiamės, ane, ten ir tikrai kažkaip tuos teorinius seminarus vedam ir grupės vedam. Bet man atrodo, čia yra tokia erdvė, kur tikrai ir per įsitraukimą, ar ne, per tokį analizę, kas tau svarbu, ar ne, per tyrinėjimą, tiek savo profesinės praktikos, tiek savęs, ar ne, tiek grupių, iš tikrųjų vyksta toks tikrasis mokymasis, kuris labai daug giluminių dalykų pakeičia, ar ne, ir ten, vat, galvoju, ten, žinai, negaliu prisiekti, ką kiekvienas išmoksta, bet aš galvoju, aš tikrai galiu prisiekti, kad nėra nei vieno pabaigusio šitą programą, kuris pasakytų, kad jokio poveikio nebuvo. tai man atrodo, tokių tikrai nėra. Ir aš pati save prisimenu, kažkaip aš galvoju, tai yra kažkaip, net gal nenorėčiau grįžti ten prieš tų 10 metų. Man dabar geriau. Ačiū labai už jūsų pasidalinimus. Prieš baigiant mūsų pokalbį, aš galvoju taip keletą tokių akcentų. Tai kur rasti daugiau informacijos, kada studijos prasideda. Tai gal pasikartosiu, bet apibendrinant, tai studijos vyksta gyvai, vyksta Vilniuje. 5 mokymosi blokai per metus, Birutė labai aiškiai pasakė, nuo 4 ryto iki 6 vakaro, gan intensyviai, bet tikrai prasmingai, naudingai tą laiką galima praleisti mokantis. Visą informaciją apie studijas galima rasti svetainėje psichoterapijos-mokymas, tas pasvirasis _group, arba tiesiog ieškant tos informacijos Vilniaus universiteto mokymosi visą gyvenimą programų svetainėje. Facebook'e galima rasti informacijos, Lietuvos grupinės analizės draugijos svetainėje lygiai taip pat. Ten yra nurodyti ir kontaktai, kuriais galite kreiptis, jeigu daugiau reikėtų informacijos. Pačios studijos startuoja 2026 metų sausio 29 dieną, pirmasis blokas prasideda, čia apie artimiausią laiką, kada galite pradėti studijuoti. Šiaip kiekvienais metais priimam naujus pirmakursius, naujus studentus, labai laukiam. O jūsų paraiškų šiais metais, 2025 metais į programą laukiam iki lapkričio 23 dienos. Tuomet vyks tam tikra atrankos procedūra, kurios aprašymą irgi galite rasti svetainiai. Tai kviečiam domėtis, kviečiam klausti. Tikiuosi, kad šiandien išgirdot naudingos informacijos. Ačiū dar syk Milda, ačiū Birutė ir iki pasimatymo studijose. Ir ačiū tau, Valentai. Iki. Viso.